buvo išrinktas ir geriausių žaidėjų vieną iš savaičių, ketvirtą savaitę. Rinko jis 27 taškus, taip pat 8 rezultatyvius perdavimus, 32 naudingumo balus, o čia taškai turėtų būti įskaityti. Dar turės laiko atsakyti prieš finalinę sireną ir žalgiriečiai, bet dabar jiems reikia apsiginti. O čia nuostabus perdavimas, pakabina kamuolį. Subotkevič, taiklę rankelę turi Subotkevič, bet kol kas žaidimo ritmo jam pajausti nepavyksta. Bučas irgi apylaisvis, Bučas neklysta, 3 taškai. Šakių komanda prieš Jurbarką. Taip pat įdomus susitikimas Šakiuose. Omega. Ir aukščiausioje šalies lygoje, tiesa, Utenos Juventus ekipoje pernelyg ilgai neužsibuvo savo šansų. Galima kalbėti, kad pataikymas iš tolimo nuotolio galėtų būti ir geresnis, jis nesiekia net 30%. Bučas, gera galimybė, pašokdintas labai patyręs Matulis, bet nepavyksta pataikyti Dominikui Bučui. Edvardsas. Gerai, antrą ataką iš eilės, nesvarbu, kad prieš tai buvo pavykę pataikyti. Mokšiackų improvizacija, nepavyksta pelnyti taškų greitoje atakoje. Ačiū duona. Ramiai savo pasikelia ant nugaros varžovo, dar ir pražangos norėjo Stašys, dabar jau pats Stašys yra atakuojamas ir... Edvardsas išlaisvina koridorių Rotadie, šio reidas iki galo ir labai daug netikslių metimų pirmosiomis minutėmis. Dabar jau pakartotinu. Edvardsas kyla čia, perdavimo jam nėra. Edvardsas žaidžia izoliacijoje, daug paliekamas jis tokiuose padėtyse, žaisti vienas prieš vieną, veržiasi Rotardie. Edvardsas. Brusokas ir vėl. Šiais taškais. Rasanas Edvardsas vienas pats, Brusokas ima 9 kamuolį. Laiko dar atakai yra Rotardie. Prieš Martyną Gecevičių komandinių pražangų nėra. Šerkšnui pataikyti nepavyko, bet pats kamuolį jis nusiima. Nemeta tritaškio, ekstra perdavimas, Rotardie, metimas iš toli. Ne, jis tik ieško, ten atakos tęsinių Edvardsas. Bučas randa Rotardie. Jo flauteris, nėra taškų, yra atkovotas kamuolys puolime ir vis tik tai randa savo taškų. Rotardie turi kamuolį savo rankose. Siunčia į Edvardsą, šis atgal Rotardie. Rotardie iki galo pats ir kamuolį. Balčiūnas prieš tai pataikė tritaškį, dabar metimas iš artimesnės distancijos netaikliai. Skuba į priekį Steko komanda, Rotardie, sprūsta jam kamuolys, nėra variantų ten atakuoti. Edvardsas galiausiai. Ir Bučas pataikė 2, tai yra pusė. Skersas perdavimas, gera galimybė, susistato kojas, atakuoja šį kartą netaikliai Karolis Babušis. Basket krepšininkai. Edvardsas neforsavo įvykių, ten 1 prieš 4 varžovų gynyboje. Pro galinę liniją Rotardie, čia dar... 10 jo taškas. Rudaitis 2 prieš 2 su Raupeliu žaidė, varžovai perskaitė sumanimą, Edvardsas. Kiek teisės? Kažkiek gal, bet kokiu atveju pats suprato, kad turbūt ketvirtajame kėlinyje taip daryti nereikėjo, o čia, prašau, Kilianas Rotardie. Dar vienas jų šansas, Jucikas. Ir šį kartą netaikliai 4 bandymus šios takos metu turėjo. Šilutės komanda. Šerkšnis iš toli demonstruoja. Prieš Guščiuką, Guščiukas ginasi aukštai, tad galima ieškoti pranašumų arčiau krepšio. Tiksliau Bučas bando užsimti poziciją čia, prasiveržimas ir taškai. Po 12 taškų. Šukelio. Atsakas iš toliai, netikslus. Jo metimas. Bet su kamuoliu liks aikštelės. Taip pat išsiskiria rezultatyvumu savo komandos gretose. Čia Saulis su kontaktu.
Sigundo tritaškiui, o Kaminskis jau atakuoja Šerkšną. Nesėkmingai. Rotardie nuo kranto iki kranto ir 2 taškai su pražanga. Edvardsas. Rotardie veržiasi į kairę pusę ir prasiveržimas iki galo, pelnyti taškai. 2 taškai su pražanga. Edvardsas. Perdavimas Robertui Subatkevič čia gali dėti tašką. Turbūt šiose rungtynėse, bet to nepadaro Subatkevič, bet tą padaro Rotardie. Tokio žaidimo turbūt nelabai apskritai matėme Gintauto Matulio. Tai yra toks 3 numeris. Čia 1 prieš 1. Gintauto Matulis sugeba įveikti Rotardie. Ir bus tikimasi jo energijos. Dar vienas tikslus. Barnovičius bandė atlikti perdavimą, dabar jau reikia skubėti į gynybą žalgiriečiams, aukšta trajektorija užsibaigia šią. Žaidimą Guščikas. 1 prieš 1 prieš Šerkšną. Dvigubinama gynyba, neblogai juda kamuolys, metimas iš toli, bet tritaškis tikslo nepasiekia, nepataiko Karolis Babūnas.